Vieną tylią naktį, kai dangus buvo giedras ir ryškiai švietęs žvaigždės, viena žvaigždė švietė ryškiausiai. Ji rodė kelią ten, kur gimė visų laikų ir kartų karalius. Jį pats Viešpats pasiuntė į žemę tą naktį, kai gimė Jėzus. Bet šiandien papasakosime jums kitą istoriją. Ši apie tai, kaip Jėzus keliavo gatvėmis ir pasakojo žmonėms apie Dievo meilę ir gydė juos. Jis darė daug stebuklų. Prikėlė numirusius. Tačiau aukščiausiams mokytojams ir kunigams tai nepatiko. Jie susirinko ir piktinosi, kad Jėzus vadina save Dievo sūnumi. Jie nusprendė jį suimti ir atsikratyti jo. Vienas Jėzaus mokinys Judas sutiko išduoti Jėzų. Vieną vakarą, kai Jėzus su mokiniais meldėsi ant kalno, Judas atėjo su kareiviais. Jėzus suėmė. Jį vedė pas valdovus ir vadus pirmyn, atgal, kol vienas iš jų atidavė jo likimą žmonėms. Tuomet visi šaukė ant kryžiaus jį. Jėzus pats nešė kryžių į Golgotos kalną, o atnešus, jie įmušė, atėmė rūbus, uždėjo erškėčių vainiką ir tyčiojosi iš jų. Po to Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus ir pakeltas. Jėzus, nors ir buvo Dievo sūnus, pasiaukojo dėl mūsų ir atėjo į žemę kaip paprastas žmogus. Jis jautė skausmą kaip ir mes ir visus kitus jausmus. Bet jis turėjo nuostabų tėvą, kuris jį mylėjo. Ir Jėzus žinojo, kad miršta dėl mūsų. Debesis užslinko slėnį, dangus sugriaudėjo. Jėzus ištarė, atlikta, ir numirė po savo kančių. Visi ten buvę žmonės suprato, tai buvo Dievo sūnus. Po 3 dienų moteris ėjo patepti Jėzaus kūną, bet jo kape, už didelio užridento akmens, nieko nebuvo. Kapas buvo tuščias. Jėzus prisikėlė iš numirusių ir grįžo pas mūsų tėvą. Ir po jo nusileido šventoji dvasia, kuri iki šiol gyvena žemėje. O Jėzus pažadėjo grįžti